Ar žinot, kad cukrui 1 kilogramui reikia 6 kilogramų? Štai tokių. Jaudinai čia tų runkelių. Viskas gerai? Pavyko šį kartą. Ir trumpai pasirodo galima. Nu. Dieve, kokie fainuoliai tada. Andriau, reiks tave. Kietas. Čia ėjau per runkelių, užkliuvau, jo pirtau, įsimurzinau ir įdedai. Sveiki. Taigi esame cukrinių runkelių lauke. Ką mes čia darome? Taigi žiūrime, kaip tie cukriniai runkeliai užaugo. Jie užaugo neblogai. Ar žinote, kad 1 kilogramui cukrų reikia 6 kilogramų tokių arba tokių runkelių. Ir kaip juos tokius užauginti? Biostimuliatoriai yra labai svarbus ne tik cukraus kaupime, bet ir visose žemės ūkio augalų funkcijose, skatinantis augalų augimą, mikroelementų, makroelementų paėmimą per šaknis ir lapus. Ir aišku, kaip susiję tie cukriniai runkeliai su kitais žemės ūkio augalais, ogi labai paprastai. Visi kaupia cukrų. Cukriniai runkeliai yra pati saldžiausia žemės ūkio kultūra auginama Lietuvoje, o kiti augalai kaupia cukrus ir angliavandenius savo, kad išgyventų. Taip kaip ir biostimuliatoriai jiem ir padeda tai daryti. Mums papasakok, ką čia naudojai ir kodėl naudojai? Taip, jeigu trumpai, truputėlį įžanga bus ne to produkto, ką mes dabar kalbam. Atsirado tas bimorė tam lauke, panaudojus prieš tai kitą biostimuliantą, gal sakykime, antistresantą. Ir atsirado ta mintis panaudoti ir bimorę. Tai panaudojus antistresantą energiją su aštriais herbicidais ir pamačius, kad cukriniai runkeliai visiškai nereaguoja į tas, nepatiria stresą ir auga kaip augia. Tai sunaudojant su fungicidais buvo panaudotas du kartus fungicidais bimorė siekiant aukštesnio cukringumo. O pirmąjį ką naudojate? O pirmas buvo energija naudojama grinai su herbicidais, kad nepatirtų augalas to streso. Tai ir tikrai akivaizdus buvo augalo gyvybingumas, to streso. Cukrinis runkelis labai jautriai reaguodavo ir matydavo, kad jisai nuleidžia auseles, pageltę stovi ir trukdavo taip 3-5 dienas, kol jisai pradėdavo atsigauti. Tai panaudojus energiją, kaip pamačius, kad cukrinis runkelis augo kaip augęs, kilo mintis ir panaudoti bimorę siekiant aukštesnio cukringumo. Kiek girdėjau, technologiškai buvo panaudota Liepos ir rugpjūčio mėnesį, ar ne, su fungicidais. Tai buvo panaudotas mūsų naujas biostimuliatorius, kurį jūs turite prekyboje, tai yra Bimor, labai nedidelės dozės, 50 runkeliuose iki 100 ml į hektarą ir jisai labai saugus naudoti su augalų apsaugos produktais. Tai yra labai patogu ūkininkam. Nereikia atskirai, nereikia galvoti, kaip su kuo naudoti, bet galima į vieną mišinį ir puikiausiai veikia. Tai yra bakterijų pagalba augalų fermentacijos procesuose išgautas biostimuliatorius. Andriau, žinau, kad Linas Agro paletė pats parinkinėjai biostimuliatorių, esi puikus specialistas ir žinai, kur ką naudoti, kurį biostimuliatorių su kuo naudoti. Tai visumoje turim tikrai labai skirtingų biostimuliatorių, nes tikslas yra padėti suvaldyti skirtingas situacijas tiek dirvožemy, tiek augaluose. Tai jeigu kalbam apie huminės fulvorūgštis, tai tikslas yra turėti rezultatą dirvožemiui. Mes pagrindę rekomenduojam šitos produktus purkšti ant dirvos. Tai tikslas vėlgi gerinti granulimetrinę sudėtį, skatinti augalų šaknų sistemą. Mes parenkam priklausomai nuo situacijos pasėlyje, kokia yra situacija, ką mes norim išspręsti. Tai jeigu kalbam kaip apie energy produktą, kurį minėjai,
Tai jo sudėty mes turim 5 specializuotas amino rūgštis ir jūros dumblių ekstraktą. Ir jisai yra sukurtas būtent naudoti su augalų apsaugos produktais, kad sumažinti jų toksinį stresą augalui. Kai jau turim stresą, amino rūgštis, produktas kaip Microfert, kur yra didelis kiekis amino rūgščių, orientuotas būtent į tas amino rūgštis, kurios turi tą antistresinį, biostimuliuojantį poveikį, kaip prolinas, hidroksiprolinas. Tai su jais mes galim labai greitai suskatinti augalą, jisai tas poveikis tęsiasi kažkur apie 7, gal, sakykime, tam tikrais atvejais iki 10 dienų, bet mes tą periodą labai turim tokį suaktyvintą, kada augalas nekoncentruojas į to streso valdymą, o koncentruojas į augimą. Amino rūgštis duoda tą labai greitą efektą biostimuliuojantį. Jūros dumblių ekstraktas jis turi ilgą poveikį, iki 20 dienų net. Tai ta kombinacija yra labai gera. Vėlgi, jeigu kalbam apie jūros dumblių ekstraktą, galbūt jeigu yra šalnos įtaka arba poveikis numatomas, kaip pavasarį dažnai turim neigiamą šalnos poveikį tiek rapsam, kurie jau kartais ruošiasi ir žydėti. Tai jūros dumblių ekstraktas šitoje vietoje yra iš tikrųjų tobulas sprendimas, kad sumažinti tą neigiamą poveikį šalnų, bet visumoj mes turim irgi tų produktų, tokių kaip kalis su jūros dumblių ekstraktu, kur ir turim tą tokį poveikį augalui, kur leidžia paimti daugiau vandens, sujudinti maisto medžiagų judėjimą augale, suskatinti biocheminės reakcijas. Ir jūros dumblių ekstraktas savo ilgu poveikiu irgi labai prisideda prie augalo to sveikatingumo, intensyvesnės fotosintezės.